Krūtinės limfa – svarbi ir retai paliečiama tema. Retas iš mūsų čiupinėjame krūtinkaulį ir jo aplinką, o veltui čia tvirtinasi šonkaulių kremzliniai galai ir vyksta labai daug judesio kvėpuojant. Neretai mes sukaupiame čia labai daug įtampos dėl sėdėjimo, streso ar emocijų. Ilgainiui nepastebimai kvėpavimo funkcija prastėja, tvenkiasi limfa ir kraujas. Skysčių sąstovis vyksta ne tik tais krūtinės išorinėje dalyje, bet ir viduje tarpuplautyje. Dėl to patikrinkime tarp šonkaulinius tarpus prie pat raktikaulio. Skausmas išduoda limfos ir kraujo sąstovį. Čiuopkite krūtinkaulį ir suraskite duobutę tarp dviejų šonkaulių šalia krūtinkaulio. Nenutolkite. Radote duobutę, patikrinkite duobutės jautrumą. Leiskitės žemyn per šonkaulį prie kitos duobutės. Būtinai patikrinkite visus tarp šonkaulinius tarpus, kai kurios duobutės bus jautresnės. Tenais ir likite. Pradėkite masažuoti, stimuliuokite. Galite judinti į šonus arba apvaliais judesiais. Prireiks pusės minutės ar ilgiau, bet jautrumas turėtų sumažėti. Gilesniai stimuliacijai galite fiksuoti tašką ir mosuoti ranka. Tarkime 10 mostų prispaudėte norimą vietą ir mosikuojate. Arba galite išjudinti visus tarpšonkaulinius tarpus ir stimuliuoti norimus taškus. Pajausite, kad atsivėrė krūtinė, padidėjo pečių amplitudės ir galite lengviau įkvėpti.